narvelyje. Ji kol kas pabus pas savo šeimą. Ir rugsėjo gal pradžioj plius minus keliaus į didžiąją šeimą, kur bus daromas motinėlių bankas. Rugsėjo 26. Kaip matot, tranų dar yra. Spalio 2 diena. Ruošiam motinėlių banką. Čia bus visos ant klaustuko arba neatsiskleidžiančios. Matot, plytelės. Kol kas 9, šiandien tik įdėjau. Šitą gražuolės, įdėjau ir karnikos, ir italių. Žiūrėsim kaip rytoj. Rytoj bus paruoštas koris ir įdėta į korį. Avilys formuotas šiltajam tipui, kaip matot, laka ir kuriai. Plius paskui gaus dar papildomai daug iš bičių, iš nukleusų, iš silpnesnių šeimų ir panašiai. Na ir dar vienas avilys formuojamas, irgi šiltas tipas. Kol kas 3 motinėlės apsisklaidžiusios. Šitas didesnis narvelis bus perdėtas yra tokį mažesnį. Matot, motinėlės gyvos, čia yra visas apsiskraidžiusios. Ir rytoj, kaip matot, yra šulinys, tai bus padarytas korys, kuriame ir gyvens. Kol kas betutės pripažįsta motinėlės, nežudo ir lyg ir maitina. Ir viskas gerai. Pagal galimybės, kiek dar rasim silpnesnių šeimų, bet su apsiskraidžiusiam motinėlėm, bus įdėta į banką ir bandyta žiemoti. Ir aišku, iš tų šeimų silpnesnių bus pastiprinta pati didžioji šeima. Spalio 3. Pirmasis motinėlių bankas beveik užkrautas, neapsiskraidžiusios motinėlės dėtos į narvelį. 9 vienetai, jeigu atsiras dar, kaip sakant, tilps dar 3 mažiausiai. Čia iš tos pusės 3. Ir matot, štai dar. Ir dėsim tas biteles. Praėjo para laiko. Apsiskraidžiusios motinėlės kol kas 3. Matot, gyva. Skaniai, bitelės puola globoti. Vaikšto. Kaip matot, gyva. Yra paruoštas šulinys. Dėsim korį, kurį paruošiam motinėlių bankui. Duosim išsivažyti, susitvarkyti ir ten palengva jau krausim apsiskraidžiusias motinėlės. Spalio 9 diena. Tęsiam motinėlių banką. Kaip ir viskas neblogai. Praėjo kiek? 5-6 dienos, kaip padarėm. Motinėlės kol kas gyvos. Vida. Žiūrėsim, kaip seksis
gausumą sunku kažką įžiūrėti. Na ir motinėlių bankas spalio 9 iš apsiskraidžiusių motinėlių. Tai yra nuostolių. Kaip ir diskutavom su vienu bičiuliu, vis dėlto italių nenori priiminėti karnikos bitės, italių motinėlių. Va, dabar dar gavo porą baktos, pažiūrėsim, kas čia gausis. Na ir kaip buvau minėjęs, jeigu atsiras silpnų šeimų su motinėlėm, šeimos bus prijungtos, motinėlės keliaus į motinėlių banką. Kol kas kaip ir neapsiskraidžiusias pirmauja, iš 9, iš 6 vieną apsiskraidžius vis dėlto krito. Na, yra kaip yra, žiūrėsim kaip toliau. Jeigu bus galimybė dar spalio mėnesį, jeigu orai leis, bandysim pažiūrėti, kaip sekės toliau.